Ką mes turim? Nu super. Biškį aptaškiu kamerą. O, kiek kojų pritraukta. Neblogai. Nu ką, sveiki. Esu nuostabioje vietytėje. Ir šiandien botukas. Tai va, turiu 5,40 botuką iš AliExpress. Ką, leidžiu žemyn, deduosi manatkės. Bandysim lyną. Va taip atrodo botukas. Superinis. Lengvas net tas žodis. O. Taip. Ir va jo galiukas. Virvutė. Superinis. Superinis, lengvas, jautrus botukas. O, koks ilgis. O, lengvutis. Superinis. Tai va, galūnį dedu tokią kilpelę. Užtraukiu. Va, viskas. Meškerytė paruošta. 3 gramų plūdytė. Va, išsiviniuojam gražiai. Ir viskas. Dedam dzikelį ir bandom. Kol kas nešersiu. Pažiūrėsim be šėrimo, o tada jau matysim. Taip, dedam kokius 5 dzikelius. Ir bandysim pirmą metimuką. Na, dar vieną. O, koks kąsnis. Ir pirmą metimuką. Nu, ir iš karto kibimas. Gal ir ne. Galbūt reikia dar gilį pareguliuoti. Štai, pirma raudelė. Pirma raudelė. Labai dugnas užėlęs. Ne tas žodis. Bet va, pirma yra. Atsidaryta šiandien. Dabar žiūrėsim. Iš karto antras, va. Yra. Labai mažytis. Reikės dėti turbūt kukurūzą. O, iš karto kibimas. Maži, labai. Ką, dedam kukurūzą. Nieko nebus. Iš karto.
Kai geras. Lynas iššoko. Geras. Čia jų daug. Vau, super. Gražesnė. Didesnė koja. Kukurūzas. Vanduo šiek tiek pakilęs. Tai reikia aukštesnių batų. Nes biški per toli stoviu. Koja, bet toj dovi. Buvo jau lynas. Taip gražus kibimas buvo. Va kokia. Sperinė. Tai koja. Geras. Super. O. Super. Nu ką, biški. Pašariuko. Keletą kukulių. Skipti nenori. Na va. Koja. Dar viena koja. Taip, kalbėjau su vienu žvėju. Sakė vieną karosą ir всё. Lyno kibimą turėjo, bet neištraukė. Gal ne? Ne šiandien karosam ir linam. Kažkas netinka turbūt. Nes va, kojytės kimba, o kažko rimtesnio ir nieko. Sakau, vanduo pakilęs net 5,40. Botelio net ir biški per mažai. Norėtas ilgesnio. Tai va ką, laukiam kibimų. Tikėkimės, gal dar bus. Dar vienas grožis. Dar vienas grožis. Kur linai, kur karosai? Nėra. Šiandien nėra. Ai, negerai. Kaip čia viskas painiai. Kaip čia viskas painiai, kokiu pripompusi. Kokia pripompusi raudė. O, storulė kokia. Reikia pagaliuko. Šakti. Pasipliomba. Taip gražiai kyba, nu. Ai.
toks gražus kibimas buvo. Nu, bet biškį judėt pradėjo. Gal pašariukas suveikė. Taip, užmest čia nėra lengva. Net labai. Labai sužėlė viskas. O, bliam, ką mane durina. Ai, čia biškį jau paskubėjau. Ir gerokai. Nu, bandom dar. Opa. Biškį negerai užmečiau. Negerai. Reikia permest. Labai viskas sužėlė. Kažkaip pernai taip nebuvo čia. O dabar visai. O iš visų pusių. Ir dugnas, ir gylis nedidelis, nes dugnas pilnai sužėlės. Tai va, tokie reikaliukai. Ką, laukiam kibimų? Tikėkimės dar bus. Dar viena koja. Kitokia gražesnė. Šiek tiek. O, gražėja. Šitą jau gražėja. O, kokia. Bet šiaip nekibadinis. Taip nenori, kad po vieną kitą į vieną vietą meti į kitą vietą. Tyla, bargis, kibimukas. Prastai. Atrodo, ir oras geras, viskas gerai. Bet nenori. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Negali visos dienos būti superinės. Turi ir nekipti. Tai va. Nieko čia nepadarysi. Svarbiausia procesas. Geras laiko praleidimas gamtoj. Ko daugiau reikia? Ką laukiam? O, tie tai gražuolis. Virš kilo. Paviršiom šlupti. Geras. O, va, kipt nenori. Įdomiai. Linai vaikšto, bet kipt nenori. Aha, raudelė. Raudelė. Linai vartasi, o ant kablio neina. Ant kablio neina. A, kokia pikta. Gražuolė. Gražiai raudė. Bet čia man dar, jeigu lyną gaudė, tai čia būtų reikalų. Man jį ištraukti, aš manau. Tarp tų žulynų. Čia reikėtų išsivalyti kada. O, kokia raudė, pažiūrėkit. Motininė. Kartas pagaliukas. Atkabeklį mašinai palikau. A. Bus vėl raudė. O, kabara eina savo. Su buteliu tai čia reikalai. Koja.
su buteliu, tai čia atrodo, kad velniai žino, kad traukia. Pasimažinau gylį, kad būtų gerokai virš žolių. Pasipyliau šiek tiek įbimų. Kojos raudės. Linų nėra, karosų nėra. Bet vis tiek smagu. Smagumėlis. Dziko net nededu, nes neįmanoma žvejot su dziku. Žodžiu, iš karto smulkmė. A kukurūzas dar. Dar šiek tiek atsirenka didesnė. Ką, žiūrim. Tenka bristi vandenį, nes 5 kembų tuko per mažai. Nu, kas bus? O iškart kibimas. Iš karto. Va. Mažiukas turbūt. Didesnė taip nežaidžia. Nu. Opa. Dar vieną. Nu, smagu. Man patinka. Va, kokias. Gražu. Ką, bandom toliau? Nu, dar viena raudikė. Ir ką nefaina. Ir ko sėdėti namie, tai čia super. Aišku, avižadrebis dar geriau, bet plaudytė irgi gerai. Taip atvažiavai, pasidėjai ir pastovėjai, nes čia pasidėti nelabai yra kur. Nes тут purvynas, bet, sakykim, pagaudyti kojelių, raudelių, tai fantastika. O ypač su botu, kai jisai toks liaunas. Tik sakau, jeigu čia didesnis užkiptų, tai nežinau, kaip čia būtų. Čia reikėtų atsivežti šukas ir viską O, kibimas vėl. Reikėtų čia viską išsivalyti. Nu, gal reiks taip ir padaryti kada. Nėra. Nes jau tikrai bjauru labai. Žolės, tai po vandeniu matosi, kad didžiausias kilimas. Tai todėl ir gylį susimažinau. Kojos kimba, raudės. Kaip ir viskas gerai. Nu, bus, ne? Turėtų būti pagal viską. Didesnį kukurūzą uždėjau. Tai per galvą metimo padaryti čia nelabai. Iš galo žolės. Nesinori viršūnės nulaužti. Bet taip atsargiai. Kaip ir viskas gerai. Ant didesnio kukurūzo.
Kibelioja, šiaip netaip vis tiek paėmė. Ir varliuko čia nėra. Super. Opa. Kuičių kalė. Eina savo. Ką išdarinėja čia tos kojas? Čia bliamba. Jėgos atrodo, kad nežinia ką pakabinai. O čia tik koja. Geras, geras. Dar gerulis. Dar gerulis. Raudės. Raudės. Nu, fantastika. Čiut ne kiekvienu metimu. Ai, jis kažkaip labai giliai ryja. Pažiūrėkit, kokie šliužai. Kukurūzą ėda. Čia invaziniai. Ir jų čia daugybė. Va. Kiek nori. Nu jo, ko čia tik nėra. Na, koja. Atstiprias kojas. Bet tai taip duoda, kad... Kokie gražumai. Tikrai gražios kojas. O, delninės. Man ranka tai nėra maža, bet koja per visą. Super. Ką, dedam kukurūzą? Opapa. Dar vienas grožis. Dar vienas grožis. Taip, plūdytė 3 gramų. Pavadėlis 12 storio. Nenusiploninu labai, nes čia galima tikėtis ir gaudai kojas ir tau gali kalt karosis 2 kilų ir turėk bėdą nusiploninės arba lynas. Čia nežinosi, čia tokia vieta, kad visokių kibimų gali būti. Esu girdėjęs, kad ir karpį pagauna. Čia tiesos nežinau, pačiam neteko, bet teko girdėti, kad jų čia yra. Bet jeigu būtų gal kada nors koks būtų paėmęs, kad ir nedidelis, bet nėra buvę. Tai va, tokie reikalai, iškart kibimas. O, iš karto. Gilį pasimažinu, visai tai geriau. Papa. O, kokia gerumas. Opa, raudė. Šįkart nedidelė, bet vis tiek raudė.
Raudės pastebėjau giliau į ryją, nei kojas. Taip, kur mano tas pagaliukas. O, viskas. Super. Iš karto. Ai, kokie didumo. Pažiūrėkit, kas daras. Tik įmečiau. Kokios kojos. Taip. O. Ne, nu, fantastika. Kažkaip neplanuota man tokia žvejyba. Važiavau, sakau, lyno karosą, tų kibimų bus mažai. Dabar duodu, kai vieną po kitą. Gerai, bus vytinimas. Aš kaip nieko neturiu, tai man bus proga pasivytinti. Ką, toliau bandom? O, iš karto. Tik įmečiau ir turiu koją. O čia tai žvejyba. Tik sakau, kad vanduo pakilęs, nėra kur atsistoti. Visur purvynas, nei meškerės pasidėti. Tai va tas va šiek tiek. Labai nepatogu. O visa kita tai super. Visa kita super. Čia gal tie lietus liūtis savo padarė. Vanduo pakilęs. Sakau, būtina išsivalyti. Labai viskas sužėlė. Nu, kas bus, nebus. Neišjungus kamerą. Nu. Yra. Tik tais neištraukti. Bet kibimas buvo. Jis toks neblogas. Nu ką, dar kartą bandom. Opa. Yra. Yra, bet nėra. Oi, davė. Eina savo, atitrūko. Bet tai kaip jos duoda? Ta prasme koja, bet tikrai nežinočiau, galvočiau, kad lyną traukia. Tokia jėga, kad kažkas baisaus. Atitrūko šitas. Gal lyną atbaidau aš čia bebraidydamas iš tikrųjų. Stengiuosi tyliai. Ai, nesigavo. Stengiuosi tyliai, bet lynas tokia jau žuvis, jinai baukšti. Tai vat gali būt, bet nuo kranto negaliu. Per trumpas botas. O ilgesnio nėra. O metimas. Ir iš karto kažkas užjudino. Ką, laukiam. Apa. Kaip duoda. Apa. Graži koja. Graži koja.
įsisegė. Va, varlytės kokios. Matot? Apsuptas gamtos. Apa. Iš karto. Tiek įmečiau. Tiek įmečiau iš karto žuvis. Nu ar ne žvejyba? Superinė. Opa. Dar. Eilinė kuoja. Nežinau, ar čia beverta filmuot, kad jau nieko naujo nebebus turbūt. Kaip tik tais tos kuojos. Bet aš vis dar tikiuosi. Vartasi žvėriukai. Vartasi žvėriukai. O ant kablio tik kuojas. Nu gal dar ateis. Ir ant kukurūzų, aišku, aš jį pakėlė stipriai nuo dugno, tai gal tam lynui jis ten po tą žolės galbūt vaikšto ir tas kukurūzas per aukštai. Bet kito varianto nėra. Dar gražuolė. Piktaraudė. Dar viena piktaraudė. O, koksai kibimas. Kuoja, bliomba, jau galvoju, tikrai bus lynas. Bet tai koks monstras. Bet tai kokie monstriukai čia kimba. Pažiūrėkit, kokias kojas. Eina savo. Bliomba, galvoju, jau dabar tai lynas tikrai. Dūrina mane šiandien. Kojas mane šiandien dūrina. Bet gražios tai kojas, eina savo. Vau. Nu ką, su šita kojelė ir manau baigsiu žvejybą. Užteks. Šiandien užteks. Superinė buvo žvejyba. Kimba ir dar turbūt kibtų ir... Bet užteks. Pasivytinimui viena kita pasigavo. Nemažai, aišku, pasigavo. Ir bus užteks man šiandien. Tai va. Superinė. Tai va, chebrytė, prenumeruokit kanalą. Iki 1000 mūsų jau nebedaug trūksta. Lėtai, bet po truputį einam į priekį. Tai va ką, iki kitų žvejybų.